Atvažiavau čia, paprašė atvažiuot pasižiūrėti, apipjaut keliuką čia tokį. Tai norėjau apžabot, vidurį ir ratsva įslinka čia į griovį, sėda mašiną. Tai pabandysim įsitraukti patys save. Vienu žodžiu nepavyko, tai paliekam golfą ir atvažiuosim su traktoriu, įsitempsim. Visko būna. Žemės ūkis, gal čia ne žemės ūkis, čia labiau pritaikyčiau į skiltį pramogos. Taksi. Važiuojam visgi dar truputėlį savo keliuką nusimulčiuoti ir tada dar draugas prašė irgi keliuką ten pamulčiuot ir tada jau tikrai viskas su mulčeriu. Atsikabinam, nusiplaunam ir dirbam kitus darbus. Baik. Dienos komentarą. Apie ką? Tiesiog dienos komentarą. Pozityvą. Pozityva, didžiulis pozityvs yra. Pasakoja apie pozityvą didžiulį. Taip. Jau visi žino. Visi žino. Pamatys greitai. Tai gal viskas tada gerai. Ariukai. Pozityvas, matai, koks vėjas pozityvas. Biški šaltoka yra vasara, reikia kelnikės mautis. Nes su šortukais biški šaltoka. 16 laipsnių tik rodo. Kavytės pertraukėlės. Tai šiltai yra. Sveikas. Snarglys beje, karočiui, viskas, laukiam žiemos. Nedaug jau lika. Nesilpniem tokie objektai. Nereik šiandien taip maudysim, taip šalta. Oba. Esat gražiau matę. Tikras tu čia specas. Jei jisai pagaliau tiesiai atsistoja, tas laps. Taip, oi, blemba, blogai. Blogai. Oi, Jiem plau. Ta pledelė labai blogai. Ne. Ne tą įkišta. Specialistas. Karočią yra taip, rankų nusideginimą įrangą. Yra problema, žinot kame? Vau. Jis vėl susiklijuoja. Ne, geriau yra. Da geriau? Jo, jisai va nutrent. Wow. Ir tas mygtuk pliek nusispaudęs nuo šitą lapą. Turi paspavus. Taip. Wow, amazing. Profesionalno. Profesionalno. Ką norėjai? Kad papasakot apie darbo sąlygas? Žiaurės yra, žiaurės. Klajokai, aš sakau. Tas pats, kai laukuose atėjai, kastuvą nėra, šiupelė nėra, stalą nėra, nieko nėra. Nieko nėra. Aš esu princesė. Ne, aš pastatysiu namą. Metrą, net metrą neturi, meistras, metras. Metras, mano, metras. Čia man, viskas yra čia mano. Čia viskas yra mano. Tai gal pamatuotis?
pamatuosi 5 Nu man, metrus. su to kamera, Jėzus Nu, man. vienam filmuoto, kitam tai, kad tik nieko nedirb. Taip, tinginiai lodai. Pieštukas yra, žmonės sukūrė pieštuką užsižymėti. Žmonės turėtų raudoną markerį, supranti, nes lengviau raudoną spalvą arba juodą spalvą. Ne, pilką pieštuką, kurio net nematyti yra. Į tą pieštuką yra, nerodžiau, per pusę padalinau, nes nėra pieštukų. Yra, užstojęs filmas. Perpjauni per pusę pieštuką ant 2. Nes biudžetas tiek neleidžia pieštuką nupirkti. Taip. Ir tam objektui investuojama tik į rimtus dalykus. Tobul. Nori man taip nupirkti? Ne. Ne, va? Ne. Dėmesio jungiu. Dėmesio jungiu. Tai jūs aukštą esate. Ai, nu, reikia elektros. Karočią, žiūrėk, laida jėlį, užtenk viskam, taip. Viskas čia yra atmatuota tam projekte. Karočią, mano visus prailgintus susivežė kiek įmanoma. Ar turi nors vieną prailgintą? Močiutas palikim su pasarančinis. Tai pala, močiutės, net tu net namas, tokiais net prailgintą neturi. Net tai man močiutę paliko prailginti. Ai, mačiutį tau palika. Gerai, jūs ne... Va kokią turtą radau ant kelio. Į metalą. Nu все, nuploviau. Savęs nerodysiu kaip atrodo, bet galite įsivaizduoti. Dar prasuksim, kad iš tų guolių užkaistų guoliai ir kad išdžiūtų viskas ten ir viso atkabysim. Labas rytas, atvažiavau pažiūrėti, ar yra tikslas purkšti nuo žolių čia. Bet šiaip tai atrodo, kad nėra tikslo, žolės nėra. O čia per tą savaitę tai tikrai neišlys daug aukštų tokių. Va. Išvis, bet šiaip visas laukas tai žiauriai gerai atrodo. Čia tas laukas, kur begalės tų kupstų buvo, niekaip neišėjo išdirbti normaliai.
žolės nėra, tai gal irgi tas įtakas turėjo, kad daug kartų dirbom patys grūdai. Yra, nežinau ar matysis per kamerą, bet rūžavų tokių dėmelių. Tai kiek paėmė va, tiek yra. Tai reiškia, kad serga visas laukas fuzariozė. Ir ką ta fuzariozė padaro, tai truputėlį grūdą smulkina ir iš jo glitimo paėm. Tai prasileidom čia tą vieną purškimą ir, nu, kaip ir žadėjom purkšt, bet negavom ten chemijos laiku, nenupurškiam. Va, rūža. Tai pažiūrėsim, ką šitas laukas duos, kokią klasę. Realiai viskas su visais buvo identiškai daryta, gavo jie čia, nu, tą kokybinį tręšimą ant galą, nuo lygų gavo. Nu, gal bus kokias, ką žinau, 4 tonas. Žadėjau varyti čia nuo žolių dar perpurkšt, bet čia nevažiuosim. Ir šiaip dangstį yra rasa didelė, eini ir šlapia, tai nuvažiuosim dar iki vieno lauko pasižiūrėti. Va, ūkiška mašina. Turim rapsą čia, yra žolės. Bent jau čia šitam gale, o ten tiesiai, kai žiūri, tai gerai atrodo. Bet dar žalias, dar čia žalias dar iš vis. Lyginant kaimyną čia, tai daug rudesnis. Dar ne. Bet kokias ankštaras dydžia. Pažiūrėk. Aišku, jinai dar susitrauks biškį, bet vis tiek. Nėra aukštas jisai. Čia žolės tam gale daug tik tai. Ramunės va visokios. Darbininkai. Kodėl vėluojam? Nu tai 9 ant 9, kaip tarėmės. Ai, gerai. Na, atsivežiau pusryčius va. Biški saliatras pusryčiam. Ir paskui prie virus kažkoks. Liko ant 4 litrų. Komputą pasidarysime. Labas rytas. Šiandien kult nevažiuosim. Yra Liepos 1. Tai važiuosim šiandien žvyrą. Vieną mašiną ir važiuosim kalkių. Turim naujas padangas. Visas 6. 4 geresnės, 2 prastesnės. Pravažiuosim vieną sykį nuvažiuosim, sustosim, pastikrinsim ratusą gerai priveršti ir viskas. Planai tokie. Buvau pasižiūrėti rapsą dar šiandien. Tai kaip ir ankštaras jau tokias rudas, bet tiesiog žali kotai dar ganėtinai. Nu ir yra viena kita žalesnė ankštara, tai mačiau 4 kombainus jau šiandien laukuose nuo 9 ryto. Tai, bet mes dar nestartuojam, kad ir kaip būtų gaila. Labai kris, tu neverk, viskas pasakyta. Karštas. Reiškias yra užkirtęs ūparts. Prie to pačio dar papildomai. Aš nesprantu, važiuoji ir
Važiuoji, ne tik kad važiuoji, bet važiuoji ir gendi. Nesūpotas užkirtęs, o kavadėlės jaučiu. Tonas 360. Dar buvau pamelavęs dėl kalkių kainas. Sakiau, kad 25 gardnys. Sakiau, kad 25 plus PVMs, bet yra kaina 23 plus PVMs. Tai gaunas čia kokie 28 eurai. Greit nelėkiu, labai prastas kelias. Žiauriai tampa tą mašiną purtą baisiausiai. Reikėtų remontą tam Žemaičių plentui, nes šiaip tai tragedija, va. Važiuoti su kokia rimtesnė technika su mašina, tai dar dzin. Bet taip tai su traktoriu, va taip, šokinėjai visas. O, jau veš grūdus į elevatorių kažkas. Maladėts. Paskutinė krūva kalkių į šį lauką. Tai čia 2 mašinas yra, dabar aš 3 atvežiau. Tai paskui bandysime kitą važiuoti, tik tai blemba galvoju, kaip ten su apsisukimu man pasiseks. Svarbiausia neužklimti yra. Tuščia? Nu va. Didelę krūvą. Nu kaip galvojat, kada važiuosim čia kult? Ką? Šiaip tai kieti. Tai aišku, kitas varpas dar statokas, bet būtų galima čia važiuoti. Nu ką, o dabar važiuojam antrą. O paskui dar žvyrą vieną. Spėsim. Tai atvežiau kalkės dabar į kitą lauką dar. Tik tai, kad man reikia pasukti čia į tą keliuką ir ten nusukti ir va ten išpilti. Tai antras kontūras nukrito. Tai nežinau čia dabar, kaip man seksis.
čia va įkrent. Į viskas. Ant žolės ratai. Prasisuka minimaliai, neišvažiavo, tai atvažiavo bratkis su šaranu. Biškį timtelė į viskas. O šiaip tai viso, šiandien 5 jau yra, tai žvyrą dar žadėjau pavaryt, bet tai liks pirmadienį. Vieną čia išpyliau 25 tonas. Ir dar vienas bus čia šitom lauke. O paskui vešim dar 4 mašinas ten į 18 hektarų prie mišką. Всё. Šiandien всё. Šita dušnybė baigėsi. Tai viskas. Šiandien dieną baigiu. Ir susitiksim pirmadienį.